Vieną dieną ji dingo be jokio pėdsako. Po 3 savaičių buvo rasta ten, kur niekas neturėjo patekti. Kaip viskas baigėsi būtent taip, yra tikrai žino visą tiesą. Sveiki atvykę į paslaptingą pasakojimą, istoriją, kuri sukrėtė visą pasaulį. Ši byla nėra paprasta rengimo istorija. Tai pasakojimas apie tamsiąsias vietas, neišspręstus klausimus ir apie žmogaus trapumą, kuris atsispindi kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Šiandien mes nukelsime jūs į Los Andželą, kur senovės architektūra susimaišo su modernumo spindesiu. Tačiau tame visame slypi paslaptis, kurios gali išgąsdinti net ir patyrusius tyrėjus. Mūsų kelionė prasidės nuo vieno iš labiausiai aptarinėjamų įvykių – Elisa Lam dingimo, kurios detalių, forenzinių įrodymų ir netikėtų aplinkybių dėka sukurtos teorijos vis dar kelia diskusijas tarp ekspertų ir paprastų žmonių. 2013 m. sausio 26 d. Elisa Lam, 21 metų studentė iš Vancouverio, Kanados, atvyko į Los Andželą. Viena ir planavo apžiūrėti garsiausius miesto objektus. Elisa užsiregistravo Cecil viešbutyje. Ji planavo ten pasilikti keletą dienų, tačiau niekas nežinojo, kad šis apsistojimas baigsis tragedija. Pradžioje viskas atrodė įprastai. Elisa skelbė įrašus savo tinklaraštyje ir socialiniuose tinkluose. Ji dalyjosi savo jausmais, įspūdžiais ir net sunkumais susijusiais su savo psichikos sveikata. Elisa sirgo bipoliniu sutrikimu, tačiau artimieji tikino, kad ji laikėsi nustatyto gydymo ir režimo ir buvo atsakinga. Elisa, nepaisant vidinių demonų, siekė atrasti save naujoje aplinkoje. Jos įrašai kalbėjo apie svajones, apie džiaugsmą, bet ir apie nuolatinę kovą su vidiniais iššūkiais. Ji dažnai rašė, kad gyvenimas yra trapus, kad kiekviena diena gali atnešti netikėtą posūkį, o netikėti įvykiai gali pakeisti visą ateitį. 2013 m. vasario 1 d. Elisa Lam turėjo išsiregistruoti iš Cecil viešbučio. Tačiau ji nepasirodė nei registratūroje, nei susisiekė su savo šeima. Sunerimę tėvai susisiekė su Los Andželo policija, kuri pradėjo jos paieškas. Policija greitai apsilankė viešbučia, tačiau ten nieko neaptiko. Elisos kambarys buvo tvarkingas, jos asmeniniai daiktai, įskaitant pasą, telefoną, kompiuterį ir drabužius, liko vietoje. Nebuvo jokių kovos ir prievartos ženklų. Viešbučio personalas teigia, kad Elisa elgėsi įprastai ir nepastebėjo nieko įtartino. Be teismo orderio jie negalėjo patikrinti visų kambarių. Tai buvo teisės pažeidimas, nes kiekvienas kambarys buvo privati erdvė. Dėl šios priežasties policija susitelkė į bendro naudojimo vietas, tokias kaip laiptai, koridoriai ir liftai. Jie taip pat apžiūrėjo viešbučio stogą, kuris buvo sunkiai prieinamas ir techniškai apsaugotas signalizacija. Tačiau paieškos neatnešė jokių aiškių užuominų apie tai, kur galėjo būti Elisa. Po kelių dienų policija aptiko įrašą iš viešbučio stebėjimo kamerų. Jis vėliau tapo Elisos dingimo simboliu. Šis klipas buvo užfiksuotas liftų zonoje vasario 1 d. Paskutinę dieną, kai Elisa buvo gyva. Vaizdo įraše matoma, kaip Elisa elgėsi neįprastai. Ji įeina į liftą, spaudžia kelis aukštų mygtukus, tačiau durys lieka atidarytos. Ji iškiša galvą iš lifto, lyg tikrindama, ar kažkas yra koridoriuje. Tada jis sugrįžta į vidų ir dar kartą spaudžia mygtukus. Ji vėl išeina iš lifto. Gestikuliuoja rankomis, tarsi bendraudama su kažkuo nematomu.
šį kartą dingsta už kameros ribų, o duris užsidaro tik po kurio laiko. Šis vaizdo įrašas tapo sensacija, o teorijos plito kaip gaisras. Ar Alisa patyrė psichozę? Ar ją kažkas persekiojo? Ar tai buvo paranormalių reiškinių pasekmė? Tuo metu viešbutyje buvo apsistoję daug žmonių, tiek turistų, tiek ilgalaikių gyventojų. Policija apklausė kai kurios iš jų, tačiau niekas nepastebėjo nieko neįprasto. Internete ėmė plisti įvairiausios teorijos. Kai kurie žmonės manė, kad lifte galėjo būti kitas asmuo, kuris specialiai kėlė jai baimę. Kiti tikėjo, kad tai galėjo būti paranormalių jėgų darbas, nes Cecil viešbutis jau turėjo prastą reputaciją. Praėjus beveik 3 savaitėms viešbučio svečiai pradėjo skųstis dėl vandens kokybės. Jie teigė, kad vanduo buvo rudas, turėjo keistą skonį ir kvapą. 2013 m. vasario 19 d. techninės priežiūros darbuotojas Santiago Lopes užlipo ant viešbučio stogo patikrinti vandens rezervuarą. Rezervuarai buvo sunkiai pasiekiami, reikėjo lipti metalinėmis kopėčiomis ir atidaryti sunkius dangčius. Kai Lopes atidarė vieną iš rezervuaro dangčių, jis pastebėjo vandens paviršiuje plūduriuojantį kūną. Tai buvo Eliza Lam. Šis atradimas sukrėtė tiek viešbutį, tiek visą pasaulį. Elisos kūnas buvo pradėjęs stipriai irti, nes jis beveik 3 savaitės buvo panardytas vandenyje. Jos drabužiai plūduriavo šalia kūno. Rezervuarai, kuriuose buvo rastas kūnas, buvo dideli ir sunkus. Jų dangčiai buvo per sunkus, kad Elisa viena galėtų juos atidaryti ir uždaryti. Dar daugiau klausimų sukėlė faktas, kad patekti į stogą buvo labai sunku. Vienintelis būdas tai padaryti – naudoti išorinės avarinės kopėčias arba pereiti per duris, kuris buvo apsaugota signalizacija. Teismo medicinos ekspertai pripažino Elisos mirtį nelaimingu atsitikimu. Jos kūne nebuvo rasta nei narkotikų, nei alkoholio pėdsakų, tik bipoliniam sutrikimui gydyti skirti vaistai. Tačiau ekspertai pastebėjo, kad Elisa nevartojo visų paskirtų vaistų pagal nurodymus, kas galėjo sukelti psichozės ar manijos epizodą. Toksikologijos tyrimo metu nustatyta, kad jos organizme buvo aptikti tik minimalūs, beveik neaptinkami jos gydymui paskirtų vaistų kiekiai. Šie duomenys rodo, kad Elisa galėjo nevartoti reikiamų medikamentų, kas savo ruožtu gali sukelti arba sustiprinti psichozės epizodus būdingus asmenims, kenčiantiems nuo bipolinio sutrikimo. Tai rimta psichikos sveikatos būsena, kuriai būdingi intensyvūs nuotaikų svyravimai, nuo ekstremalaus džiaugsmo iki gilios depresijos. Šis sutrikimas gali paveikti asmens sprendimų priėmimą, elgesį ir netgi gebėjimą suvokti aplinką. Prieš jos dingimą viešbutyje buvo pastebėti keisti gestai ir judesiai. Ekspertai analizuodami keistą lifto vaizdo įrašą teigia, kad tai būdinga asmenims, patirintiems psichozės epizodus. Cecil viešbutis tapo žinomas kaip tragedijų vieta, pastatytas 1924 metais. Šis 19 aukštų viešbutis buvo įsikūręs Los Andželo centre, vos keli žingsniai nuo pagrindinių miestų traukos objektų. Tačiau viskas pasikeitė per didžiąją depresiją. Ekonominė krizė stipriai smogė Los Andželui, o Cecil viešbutis tapo prieinamesnė vieta tiems, kurie buvo finansiškai suvaržyti. Vėliau, 20 amžiaus viduryje, aplinkinis rajonas, žinomas kaip Skid Row, pavirto benamių ir nusikalstamos veiklos epicentru. Per visus šiuos metus Cecil viešbutis tapo liudininku daugybės tragiškų įvykių, nuo savižudybių ir žmogžudysčių iki nepaaiškinamų atsitikimų. Įvairios legendos susijusios su šio pastato istorija tik dar labiau sustiprina jos paslaptingą reputaciją. Štai keletas iš jų. 1947 metais čia apsistojęs Robertas Schmidtas buvo pirmasis žmogus, kuris nusižudė, iššokęs iš 7 aukšto lango. 1962 metais jauna moteris vardu Pauline Otten iššoko pro langą ir netyčia užmušė žmogų, kuris tuo metu ėjo gatve.
Cecil viešbutis buvo laikinas prieglobstis bent 2 serijiniams žudikams. Richardas Ramirezas, žinomas kaip naktinis stalčius, gyveno šiame viešbutyje 1985 metais, kai vykdė savo nusikaltimus. Jack Underweger, austrų žurnalistas, kuris slaptai vykdė žmogžudystės. Dėl šių įvykių Cecil viešbutis buvo pramintas prakeiktuoju viešbučiu. Po Elisos dingimo prasidėjo įvairių teorijų srautas. Internete ėmė plisti spekulacijos, kad tai galėjo būti ne tik nelaimingas atsitikimas, bet ir kažkokia sąmokslo dalis. Vieni teigia, kad keistas lifto vaizdo įrašas rodo, jog Elisa buvo persekiojama. Galbūt kažkokių tamsių jėgų, ar netgi paranormalios veiklos. Kiti spėliojo, kad įrašas buvo redaguotas, o policijos tyrimas nepakankamas. Dar kiti pastebėjo, kad viešbučio vandens rezervuarų priežiūros problemos ir netvarkingi techniniai sprendimai gali būti dalis didesnės sistemos, kurie susipina neatsakingo priežiūrai ir sąmokslas. O ką manote jūs? Ar tik oficialūs duomenys gali paaiškinti visus šiuos paslaptingus nutikimus? Forenzikos ekspertai primena, kad viskas rodo į nelaimingą atsitikimą. Nors keletas detalių gali atrodyti įtartinai, tyrimai, tokie kaip autopsija, patvirtino, kad Elisos mirtis buvo paskendimo pasekmė. O visi įrodymai, tiek iš techninės pusės, tiek iš psichologinės, rodo į natūralų procesą. Nepaisant to, sąmokslo teorijos vis dar tęsiasi. Ši byla, nuo paslaptingumo pradžios iki ramių, bet skausmingų išvadų, yra puikus pavyzdys, kad realybė ir teorijos gali susipinti. Iš vienos pusės turime tvirtus, mokslu pagristus faktus, autopsijos rezultatus, toksikologijos duomenis ir natūralios dekompozicijos požymius, o iš kitos turime emocinius asmeninius pasakojimus, keistus vaizdo įrašus ir spekulacijas, kurias puoselėja sąmokslo teorijos. Tai verčia mus užduoti savo klausimą. Ar galime priimti oficialias išvadas, net kai jos netitinka mūsų intuicijos ar emocinio atsako? Ir ar netradiciniai paaiškinimai neturėtų mus privesti prie to, kad atsargiai, bet ir kritiškai peržiūrėtume visas detalės. Kaip Elisa pateko ant stogo? Kaip jie atidarė sunkų rezervuaro dangtį? Ar vaizdo įrašas buvo visgi redaguotas? Ir svarbiausia, ar ji iš tiesų buvo viena? Ar tai prakeikimas? Ar tai tiesiog tragiškų įvykių sutapimas? Kviečiame jūs prisidėti prie diskusijos. Kokios yra jūsų nuomonės apie šią bylą? Ar manote, kad tikrai suprantame visus šio įvykio niuansus? Ar dar yra daug neskleistų paslapčių? Cecil viešbutis yra daugiau nei pastatas. Tai vieta, kuri pasakoja apie tamsiausias žmonijos istorijas, apie tragedijas, kurios niekada neturėjo įvykti. Elisos Lam byla mums primena, kokia trapi yra žmogaus gyvybė ir kaip svarbu ieškoti tiesos net ten, kuri atrodo nepasiekiama. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jūs patiko šis pasakojimas, nepamirškite paspausti like mygtuką ir prenumeruoti mūsų kanalą. Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose, ką manote apie šią bylą. Iki kitų kartų, likite saugus.